Garbė Jėzui Kristui. 10 diena, penktadienis. Ir kaip visada pradėkime nuo maldos. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tėve, pažadink tarp krikščionių gausių ir šventų pašaukimų kunigystę, kurie palaikytų gyvą tikėjimą ir su dėkingumu išsaugotų tavo Sūnaus Jėzaus atminimą. Skelbdami jo žodį ir teikdami sakramentus, kuriais tu nuolat atnaujini tikinčiuosius. Duok mums šventų tavo altoriaus tarnautojų, rūpestingai ir uoliai saugančių Eucharistiją, iškiliausios Kristaus dovanos sakramentą pasaulio atpirkimui. Pašauk tavo gailestingumo tarnautojų, kurie per sutaikinimo sakramentą skleistų tavo atleidimo džiaugsmą. Tėve, padaryk, kad bažnyčia su džiaugsmu priimtų naujus ir gausius tavo Sūnaus dvasios įkvėpimus ir klusniai priimdama jo pamokymus rūpintųsi pašaukimais į kunigystės tarnybą bei pašvęstą gyvenimą. Padėk vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvęstiesiems asmenims ir visiems pakrikštiesiems Kristuje, kad ištikimai vykdytų tavo misiją tarnaudami Evangelijai. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Marija, Apaštalų karalienė, melsk už mus. Šios dienos mąstymas pratęs ir tikiuosi dar labiau išplės tai, ką vakar aptarėme apie sūnų Palaidūną, jo sugrįžimą. Garsus 17 amžiaus ispanų dailininkas Bartolomėjus Estebanas Murilo nupiešė visą seriją paveikslų susijusių su šia istorija. Jis pavaizdavo, kaip pasiėmė savo palikimo dalį, sūnus iškeliauja iš namų, kaip jis puotauja ir kaip buvo vėliau išmestas į gatvę, kaip pasibaigė pinigai, kaip dėl pasirinkto kelio, galima sakyti, tapo vergu ir gyveno su kiaulėmis. Ir galiausiai, kaip sūnus Palaidūnas sugrįžta namo. Beveik po 10 metų jis vėl sugrįžta prie šios istorijos, nutapydamas beveik 2,5 metro ant 2,5 metro paveikslą. Ir šiame paveiksle jis pavaizduoja sukryžtinti reginį. Prieš tėvą sukūpęs sūnus, jo marškiniai yra tiek suplyšę, kad jo rankos ir pečiai yra nuogi, kelnės tiek sudariskusios, kad vos dengia kojas ir ją sunku ne tik kelnėmis, bet galima sakyti trumpikėmis apibūdinti. Tėvas apkabina savo vaiką, o vaikas, žvelgdamas į tėvą, tarsi būdamas beviltiškoje situacijoje, sudėjęs rankas ant krūtinės. Žvelgdamas į šią situaciją, pažvelkime į tai, kaip ją įsivaizdavo sūnus Palaidūnas, kaip ją pakoregavo gailestingasis tėvas. Štai žodžiai, kuriuos surepetavo ir tikriausiai daugelį kartų kelionėje namo kartojo sūnus Palaidūnas. Kiek mano tėvo samdiniai apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: Tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. O ką apie tai, ką jis sugeba pasakyti, galėtų mums pasakyti tėvas. Ką jis pasakė, pamatęs tėvę? Tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Paveikslo centre esantis prabangiai apsirengęs tėvas ir kūną vos dengiančiais skarmalais prisidengęs sūnus atskleidžia įvykio dramatiškumą esantį kontrastą jų sutikime, kurį toliau esančiais žodžiais tėvas panaikina. Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apmaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės. Paveiksle vaizduojamas ir tėvo susitikimas su sūnumi ir tuo pačiu tarnas, kuris jau yra paruošęs prabangius rūbus, o kitas tarnas yra paruošęs žiedą, kuris sugrąžina sūnystę. Kairėje pusėje tuomet matome dar vieną tarną, kuris yra paruošęs peniukšlį. Skaitydami istoriją, mes susidarome įvaizdį apie vienas po kito vykstantį veiksmą. Tačiau šis paveikslas mums pateikia iš tiesų kitą perspektyvą. Tėvas nusprendžia pasigailėti sūnaus ne tada, kai pamato jo nusižeminimą ir norą prisipažinti, tačiau kad viskas, ko jis nori, visas jo atleidimas, jo priėmimas ir netgi džiaugsmas
buvo paruoštas gerokai anksčiau, nei sūnus suprato, kad jam to reikia. Gerokai anksčiau, negu sūnus sugrįžo. Šiandien penktadienis, gavėnios penktadienis, kuris turėtų išsklaidyti bet kokias abejonės dėl to, kaip Dievas ne tik žvelgia, bet ir laukia mūsų. Juk jei mes įsisąmoninsime, kad Dievas yra pasiruošęs mus priimti, yra paruošęs mums savo atleidimą, anksčiau nei mes atveriame klausyklos duris ir suprasime, su kokia meilė jis mūsų laukia, tada išpažinties eisime žymiai dažniau. O tai reiškia, kad judėsime šventumo keliu kryptingiau ir greičiau. Drąsos mums visiems. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Palaimingos dienos ir iki pasimatymo rytoj. Su Dievu.